Sveiki, draugai, mano prisijungė į naują mano video vlogą. Mes nieko negirdim. Šaika. Jessica. Ateik, papa. Sveiki, prisijungė į naują video vlogą su manim ir mano dukryte. Šiandieną mes važiuosime į Vilnių. Turime šiaip išvažiuoti už kokių 10 minučių. Eisime dabar rengtis. Heilytė šiandieną bus kaip tikra fanė. Ir dėsime jai, tai parodysiu. Žiūrėkit. Tokius marškinėlius, jie bus realiai kaip suknutė, bet čia parašyta yra Heilė. Nu, labai cute. Aš pasidariau šiandieną nagučius. Pasižiūrėkit, kaip tobulai atrodo. Fresh nails. Ir aš jums noriu parodyti. Čia, jeigu ką, čia reiškia turi toddlerį. Pažiūrėkit, kokios mano gražios gėlytės namuose. Labai graži puokštė. Kai gavau iš tikrųjų šitas rožės, už kokių 2 dienų jos pradėjo vyti. Ir aš tokia jau man panika, aš nebežinau ką daryti. Tai finaliai, žinot ką padariau, per pusę nukirpau visą koto ilgį ir visus lapus nuėmiau ir gavosi tokia, mažesnė puokštė. Ir atsikeliu ryte ir visos rožės vėl prisotintos ir stovi. Tai aš laiminga, nes namuose žydi graži rožių puokštė. Tai va, žinokit, Šaika, welcome back to another vlog su manim. 100 metų, aš jau pasiilgau jūsų, aš tikiuosi jūs pasiilgot manęs. Ir mes važiuojam ruoštis. Nu va, Heilytė pasiruošus. Čia jau batus maunasi. Tu su kroksais nori varyti? O pati užsidėjai biškį atvirkščiai. Biškį atvirkščiai kroksai. Biškį atvirkščiai. Gal nelabai patogu? Varysim, važiuosim pas tetę į varžybas? Jo, pas tetę. Gerai, liko man dabar greitai apsirengti. Ir lėksim. Nu, žinokite, mes varom kaip tikros fanės. Ir to žiaurus vaibukas. Mano net batai dera. Jo, čia kačiukas. Einam į mašiną. Nu, taip. Einam. Jo, čia dingo kačiukas. Einam. Einam į mašiną, pupa. Jau, čia. Ateik, pupa. Čia kačiukas, viskas, važiuojam pas tetę, važiuojam į varžybas. Gerai, ta kantrybė, kurią turi mamos, yra geležinė. Taip, einam. Taip, einam. Gerai, lekiam į mašiną. Manau, dar sustosim iki Pardės greitai. Galvoju paimti jai kažkokių sneksiukų. Galvoju paimti jai kažkokių sneksų, kad būtų, jeigu reikės kelioniai, tai kokių gal sūrio lazdelių, dar kažko tai. Mano pumpurėlis mažas. Aš šiaip noriu anksčiau ten nuvaryti, nes, aš nežinau, ten turbūt neįmanoma bus mašinos pastatyti. Bet ir tai aš matau, kad čia nelabai gausis. Einam į mašiną, važiuojam iki parduotuvės. Einam. Einam, važiuojam iki parduotuvės. Važiuojam, pirksim Nemo. Ne. Važiuojam. Buvom sustoję į Circle K. Heilytė valgo Circle K dešrainę. Iš tikrųjų, kelias Kaunas Vilnius yra tragedija. Ant kiek visur taiso. Bet norėjau tiesiog pasilabinti, mes pusiaukelį, tuoj busim Vilniui. Kokią 40 minučių mums liko. Nu, mes jau sėkmingai pasiekėm stadioną. Einam, fanė, numeris 1.
Einam pasidairysim, čia šiaip kažkokių žaidimukų turėtų būti. Kaip ir iki varžybų dar turim valandėlę. Hei, Lytė, einam pro čia, ateik, duok rankytę. Dar valandėlė liko, gal čia kažkokie bus užsiėmimai, Lytė. Taip seniai nebuvau, žinokit, va tokiose varžybose. Kol kas dar tribūnose žmonių nesėdi, bet vietų jau pasistatyti mašiną praktiškai nebuvo, bet labai pasisekė. Vieną vietą netoli, 5 minutės kokias praeit reikėjo, tai suveikė mano anksčiau atvažiavimas. Laukia meiliai cukraus vatą. Galės Heilytė paragauti, veidukas nudažytas kaip tikra fanė. Pažiūrėk. Čia Heilė? Ne, neim kameros. Einam cukraus vatą. Kaip suprantu, patiko. Duok mamai atsikast. Tu atsikask. Oi, kaip saldu, ne? Nori tu dar? Tu imi dar. Smagumėlis. Apa jau pasiruošusi. Fanai jau pasikūrinėja. Tribūnos renkasi. Devyni įvarčių rungtynių pasibuvimas visų žaidėjų, artimųjų. Pusė žmonių, ne pusė žmonių, 89% žmonių aš tiesiog nepažįstu. Tai smile and wave, boys, smile and wave. Žodžiu, Viltytė su mumis šiandieną. Mes ruošiamės Pitbulio koncertui. Aš nežinau, kur aš jį užsidėsiu, bet aš jį kažkur priderins, aš manau tikrai. Aš turiu jau visą outfitą iš Pull&Bear. Ieškau kokių nors akinukų, bet kol kas nerandu. Ir ieškome dar tiesiog aksesuarų. Trumpas update'as vakar varžybos baigėsi 7-2, 9 įvarčiai buvo žiauru. Aš po to išvažiavau namo, matas kas liko su komanda, truputį pasibūti, išsibeldė namo 5:30 ryto. Bet gerai, reikia ir jiem pasibūti. O šiandieną yra mūsų dienelė. Šiandieną mes varysime. Mes šiandien sausim ir nusiaupsim miestą ir parodysim, ką kaunietės šalia. Jau šitą tai tiesiog didžiausia šelėtoje. Aš jau namo. O tas vyras dar tam stovi. Jam žiauris. Eik, tu čia gal jo mergina, gal žmona čia. Einam akinių čia pasižiūrėti New York'e. Tai galvoju visai gal laivas. Dar va tokia žiūrėk. Aišku, čia ne raudoni, čia tokie labiau užsidėt tokius, nes tu ką tik ištekėjai, kad jau tu būtum Laukučius truputį apsitvarkėm, tiesiog su draugės Air-Rapu prasifanavome ir varysime dažytis. Nu jo, man irgi jinai graži. Visas šitas, va, tai va, atrodo, bet tada tu turi maks užsidėti papuošalų. Jo, arba tada tą bodį, tiesiog šitą. Ir tada tu turi jau su papuošalai sužais, bet man tai ir tavo ta tigrinė maikė žiauriai graži.
spalvės biškilau šviesesnis, kad su bronzeriu pavarysim. Na, mano make-upas per 10 minučių. Done. Dabar ruošiasi Viltytė. Aš tiesiog laukiu, užsisakėm sushi. Su Viltė užsakė. Ir kaip tu jautiesi? Aprien? Tu lauki? Aš irgi šiaip žiauriai laukiu. Nusipūsinusi, tai žinau. A ne? Aš esu pasiruošusi. Ir noriu pasakyti, kad aperolis jau veikia ir Laurytė žiauriai skanų padarė. Šiaip žiauriai skaniai. Jeigu kas nežino, aperolį reikia daryti, ChatGPT pasakė 3, 2, 1. Tokiu santykiu. 3 eina prosecco, 2 aperolis ir 1 gazuotas vanduo. Tai žodžiu, pusę prosecco, pusę vanduo su aperoliu. Nu tai va maždaug. Bet gavosi tikrai žiauriai gerai. Susimatysim koncerte. Na, 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 na. Atrodat nuostabiai. I called it life! Mes jau taksi, panos pasiruošusios. Mumis laipina prie, kaip vadinasi šitas, Dainų slėnio. Tai kol mes dar užlipsim, gali būt padusim. Dvi irgi vaibina kartu, o mes realiai su Auge mečinam. Jo. Su džinsiukais, su šviesus viršum. Pažiūrėkit, plikės draugą filmuo. Nu tai tos plikės, tai žinai, aš tau pasakysiu, plikių daug bus šį vakarą. Gausi heitą už šitą. Ne. Gal plikės. Ne, plikių fainai. Aš ta prasme rekomendavau savo draugiams, sakau, davai varom irgi kaip plikės. Bet jos nei viena nepasirašė. Nu tai va, mes ne plikės. O ko tu nepasirašai? Ne, plikiai, nu vis tiek vaizdo tokio, nu, trūks. Turi gerai tie aukštakulniai. Iš Stradivarius. Kol kas mano irgi. Mano iš Pull&Bear. Ir irgi žiauriai gerai. Nekelsi. Jūs žiauriai gražiai atrodot kartu. Have a good motherfucking time together tonight. As much as I love her. So, if you respect your privacy, like I respect my privacy, guess what? Jo, kokia čia nasty. You can meet me at the hotel. You can do some hotel. We get right at the hotel. We get freaky in the hotel. Let's ride. Koncertas, aš žiauriai noriu miego ir žiauriai noriu namo. Viltė yra tokioje situacijoje su greitaja, nes viena mergina tiesiog nualpo žmonių minioj. Dabar tos minios nelabai matosi, nes jau iš tikrųjų visi išsiskirstė, bet aš jums galiu pasakyti, buvo žiauriai karšta. Aš vienu momentu pati galvoju tiesiog, kad nualpsiu, nes tiesiog buvo žiauriai ir karšta apskritai ore ir dar žmonių minioj buvo žiauriai. Labai daug žmonių su bold capais. Vat eina grupelė čia, nu visur žodžiu. Su marškinėliais, su šlipsais, visi užsivaibinę. Buvo labai fainas koncertas, prisišokom kartu su Vilte, Augustė ir Kamilė. Net laikė spaudimo, išvarė, kai koncertas prasidėjo po kokių 20 minučių. Tai jas, žodžiu, galima realiai nurašyti nuo mūsų draugių rato, bet tiek to. Atleisime jom šį kartą. Bet nežinau, ką mes čia dabar veiksime, bet Viltė, žodžiu, žiauriai įsijautus į paramedikės vaibą
ir jinai ten irgi gelbėjo merginą. Aš tiesiog sėdžiu ir įsijungiau kamerą su jumis paplepėti. Pitbullis, geras vaibas, geras pulsas, daug žmonių, šokiai, pokiai, festivaliai. Žodžiu, viskas jau varo, man žiauriai batai nutrynė pirštus, aš dabar pasižiūrėjau ir belenkokios žaizdos. Tai aš net nežinau, draugė, aš noriu namo. Mes norim namo. Aš noriu namo, man taip nutrynė šitie batai, jeigu aš tau parodyčiau, kokios žaizdos. Tau reikia greitosios? Ta prasme yra O tau gal žiauriai. galėtų duoti pleistrą? Ne, einam, aš tikrai nenoriu greitosios prašyti pleistrą. O tu nori parašyti mergom, kur jos yra iš viso? Mano telefonas išsikrovė, tai aš net neturiu kaip įsikviesti taksi grįžti namo. Bandysiu viltis ir prašysiu viltis, kad jinai man iškviestų taksi. Tu man iškviesi draugę taksi. O gal ką mes darom, iš vis man reikia plano. Šiaip aš žiauriai noriu valgyti. Aš irgi. Jo? Aš žiauriai noriu. Aš taip norėčiau kebabo. Aš irgi maką norėčiau. O dabar varom kokį maką? A ne? Bet mums jaučiu nepavyks įsikviesti taksi iki mako. Trumpas update'as, kadangi mano kojų pirštai yra tiesiog iki kraujų nutrinti. Kai pirkau šitos batus, sakiau Viltei, belenkai patogus, bus žiauriai gerai, išbūsiu visą vakarą, varom. Ir po 10 minučių man taip nutrynė, ta prasme man kraujai bėga. Ir dabar Viltė sako, davai aš nubėgu iki savo draugės, kuri dirba greitojoj ir paimsiu pleistrus. Tai dabar jinai nubėgo, aš tiesiog sėdžiu ant bortelio, Dariaus ir Girėno stadione ir laukiu, kad jinai sugrįžtų su pleistrais. Tai mes tokioj situacijoje esame, dabar palaukit, mano ragelis įsikrovęs, bet kai įsikrovęs yra Apple telefonas, jis vis tiek rodo, kiek yra valandų. Tai dabar yra beveik 11:30. Yra labai vėlų, mes tipo pagal viską turėjom varyti į miestą, čia užsikūrimas baisus, bet aš noriu namo. Aš noriu išsimiegoti. Jeigu mums pavyktų nulėkti iki McDonald'o, aš ta prasme pasiimsiu Crispy Chicken burgerį su bulvytėm free, didelę porciją ir atsigerti nelabai svarbu. Nėra, kad žiauriai noriu atsigerti. Bet noriu burgerio. Belenkai pasiekėm mes McDonald'ą, savo tikslą. Imam tiesiog po burgeriuką. Man irgi vieną paimti. Čia trumpai, jums žinokit, pasirodau. Yra dar vienas. Ateik, papa, pas mamytę. Ateik. Ir eisim tuo į lauką, eisim. Ateik, papa. Ateik, popytę. Ateik, aš tau kai ką parodysiu. Manipuliacija. Ateik, parodysiu tau kai ką. Lytę galiu jums va taip parodyti. Jinai vėl. Su Žalgirio Maike, kaip fanė, mes vėl varom į Vilnių. Dabar aš realiai rodausi lygiai po savaitėlės. Praeitas rungtynės, kaip ir jau buvau jums sakius, ten kosmiškai laimėjo, tai pateko į sekantį etapą. Dabar žais prieš Kroatiją. Šiandieną namuose, o kitą savaitę į Kroatiją skrisim kartu iki tokio levelio. Tai bus irgi labai fainai. Bet aš šiandieną kameros nesiemu, nes noriu chill pabūti, tai geriau tiesiog pasilabinsiu su jumis rytoj, papasakosiu, kaip mums sekėsi, bet tiesiog norėjau trumpai parodyti mūsų outfitukus. Heilytė, nu mamytė, ar gali biški pafilmuoti, čiut ir einam į lauką, viskas. Šiaip yra žiauriai karšta, tai vaikas tiesiog turbūt labai jau nori į lauką, bet mano yra toks outfitukas. Heilytės yra labai gražus irgi. Toksai plaukučiai, aišku, irgi labai fainai susekti. Kaip sakant, 10 minučių, po to vis tiek nieko nebelieka iš jos šukuosenos.
Tai vat viskas, varom ir pasimatysim rytoj. Ačiū. Ačiū. Gerai, mano pagalbininkė numeris 1 ir aš, the one and only stay at home mom, liko visai nedaug. Tokios, kiek, 3 savaitėlės ir prasidės tavo darželis. Oi, jau viską žinokite, aš viską žinokite, Šaika, nebeturiu jėgų, galiu jums pasakyti, tas sėdėjimas namuose, it's getting to me. Dabar iš viso toks žiauriai įdomus etapas gaunasi, nes... Tu čia nori pati? Gerai. Žiauriai įdomus etapas gaunasi dėl to, kad... Žinot, prieš vaiką tu visą laiką esi... Mažutė nebus dabar banano, dėl to, kad mamytė daro tau valgyti makaronus. Pažiūrėk, ką daro mamytė, ne, makaronai. Man reikėtų apskritai visų pirma jums papasakoti apie... Palaukit, tuoj bandau jumis kaip nors pasistatyti. Pamenat, tuoj darau pupą valgyti, gerai? Aš pamenat, jums buvau sakius, kad varėm į Žalgirio varžybas. Tai tose varžybose buvo nelabai lengva, dėl to, kad prieš tai Heilytei padarė skiepą nuo meningokoko. Ir taip gaunasi, kad jai, man atrodo, buvo ta savijauta ne pati geriausia, tai tokia truputį buvo suirzus. Ir įdėk čia. Ir tose varžybose nebuvo labai man paprasta žiūrėti jas, bet Žalgiris pralaimėjo 5-2. Finalinis rezultatas buvo ir poryt mes skrisime į Kroatiją, nes palaukit, kaip sakosi, atsakomosios varžybos bus ketvirtadienį. Ir yra galimybė skristi kartu su jais, tai sakau, matai, tai aišku, kol dar yra galimybės, kol dar pati galiu, reikia varyti. Tai nežinau dar tiksliai, ar varysiu su šituo savo pupsiku ir noriu didesnio iššūkio, ar ją paliksiu, nes kaip ir močiutė gali ją pažiūrėti, tai galimybės yra ir vienai skristi, bet atrodo, norisi ir jai to ir pasaulio parodyti, ir jai labai fainai bus pakeisti aplinką, pasimaudyti jūroje, kaip tik Kroatijos Split kurorte, tai labai ten gražu. Tai dar 100% nesu apsisprendus, bet manau jau rytoj bus tikrai aišku. O dabar mes daromės pietus, darau spagetį, turiu buratą, tai iš tikrųjų, manau, bus bomba. Nes tiesiog pakepinsiu svogūną dar, turiu daktariškos dešros, pakepinsiu svogūną su daktariška dešra, į makaronus įdėsim tą mišinuką, tada biškai grietinėlės dar įdėsiu į visą tą, kad masę su makaronais, kad gautųsi toks padažiukas. Ir tada ant galo dar buratą ir man net kojos linksta, kaip aš jau noriu, žinokit, šitų pietukų. Okay. Namus tiesiog apversiu aukštyn kojom, aš jau matau. Aš noriu jums greitai parodyti vaizdą, kurį aš kiekvieną dieną matau. Kiekvieną dieną, ne po vieną kartą, po 5 kartus reikia surinkti tiesiog viską. Sveiki, draugai mano, Meilytė su manimi, pusvalandukui. Vežu pas savo brolį Meilytę, nes jinai pabus ten kelias dienas. Heilytė, dukrytė mano palikta pas močiutę ir mes rytoj skrisime į Kroatiją, į mato varžybas. Pamenat, aš sakiau, kad galvojau ar varyti su Heilyte ar ne, bet vis dėlto nusprendžiau palikti ją, nes kelionė tik 2 naktis, tai tikrai trumpa ir su vaiku patys žinot. Būtų daug reikalų įvežimai, daiktai, maistelis, žiūrėti, kad būtų pavalgius, ten 34 laipsniai. Žodžiu, yra galimybė palikti pas močiutę, tai manau ir mane pro šalbas truputį pailsėti,
pasideginti, pabūti prie jūros, tai aišku, jumis pasiimsiu kartu. Tai dabar vežu šuniuką pas brolį ir po to važiuosiu į traukinių stotį. Ir varysim iki Vilniaus. Vieną važiuosiu dabar, Matas jau Vilniui. Ir liksime Vilniuje jau nakvoti. Mini atostogation, aišku, Matas su komanda bus, tai atostogos nelabai kartu matysiu jį ten, matai, jo pro akies kraštą, kažką tai galėsiu pasiekti, ką jisai ten daro. Juokauju. Bet šiaip skrenda nemažai žmonų kitų, tai bus, manau, su kuo ir pabendrauti, ir pasibūti. O šiaip noriu tiesiog pati irgi atsikvėpti, pabūti geram ore, pasimaudyti jūroje, tai iš tikrųjų esu labai excited. Manau, man irgi reikėjo šito laiko, labai pasiilgau ir jūsų, noriu normaliai ir pavloginti ir daugiau pasidalinti viskom su jumis. Nu, seniai jau traukiniu nevažiavau, bet jūs pasižiūrėkit. Kiekvienam vagone. Sveiki atvykę į traukinį vykstantį maršrutu Kaunas Vilnius ekspresu. Be tarpinės Kaip padarytas traukinukas. Su ekspresu žodžiu lekiam, valandikė, būsim Vilniui. Aš žinokit, šiek tiek turiu vidui tokį, atrodo, nerimą dėl Heilytės, nes atrodo, būtų ir žiauriai fainai man su jie varyti ir dabar va būtų buvus kartu, bet to pačiu ir žinau, kaip yra sunku, nes reikia ir vežimą tystis, ir vaiką, ir dabar tas amžius toksai, kur jinai ramiai ir nebūna, žinot, vaikščioja visur, nori eiti, reikia gaudyti, eiti iš paskos, tai tikrai nėra pats lengviausias etapas, tai manau, gal ir neblogai bus man truputį pailsėti. Bet tas mamos guilty jausmas, žinot, toksai viduje, jis vis tiek yra. Nu, bet nieko. Reikia ir mamom kartais atsikvėpti, pailsėti ir reikia džiaugtis, kad yra tokios galimybės, yra kur palikti ir kas svarbiausiai, kad jinai pati nori, labai būna su močiute ir ten ją iš viso lepina maksimaliai. Labas rytas nuo mūsų su mano vyru, galiu ištarti vyru. Norime pusryčiauti. Upslas bus ten ar ne? Dabar apačioje. Ne. Jisai kambarį laukia? O tu čia pavyzdėjai? Lifte. Jeigu dabar žmonės įeidinės, tai užuojauta jam didelė tikrai. Ir dar taip smirčiai. Žiauriausia zona yra paleisti šaibą. Lifte. Einam papusryčiauti. Mes, palaukit, aš jums sakiau, ar ne, kad esam Vilnius Plaza Hotel. Jaučiuosi truputį lyg Turkijoje čia būčiau. Vaibukas toksai. Ir pusryčių zona. Čia kaip fainai, iš tikrųjų. Kuo arčiau maisto. Čia va. Labas rytas. Gal va čia va kažkur. Čia va. Gerai. Dabar galite visi spėti, ką Matas ims. Aš galvoju dešrelę su kiaušiniu. Kaip ir sakiau, pas Matą niekas nesikeičia, nesvarbu kur bebūtume. Pas mane šiaip irgi nėra labai stiprus pusryčiai, kadangi iš tikrųjų nėra ir labai didelio pasirinkimo, ne čia. Aš sakyčiau, ne didžiausias, nu užtenkama. Nu mes jau čia Vilniuj kaip kurorte. Saulytė šviečia, giedra, su šaikelė, ką žalgiriečiai. Man garbė su jumis šiandieną vykti. Keliaujam užkariauti. Ne, bet iš tikrųjų žiauriai fainai, kad skrisiu su jumis. Aš jums gėdos stengsiuosi nepadaryti. Gal nesugebėsi? Nu, žinant mano sugebėjimus, tai visko gali būti. Jo, save filmuoju ir kalbu tiesiog. Ne, norėjau pasakyti, kai ką tą. O jauti,
Na, dabar visiems atrodo, kad mes net ne Vilniaus oro uoste, bet jūs pasižiūrėkit, kaip fainai ir gražiai viską sutvarkė. Prasme, ant kiek jaučiasi aukštas lygis. Wow, Visa. Čia galite pamatyti daug žalgiriečių visur. Ir vaibukas toks, kad lekiam visi atostogų. Mes esame prie legendinio stalo. Pauliukas. Upstelis. Ir šitas. Oi, matai, kažkaip kamera žiauriai į mane nori. Tavęs nenori filmuoti. Pasubscribinti reiks, man. Mane pasubscribinti, tu dar nesubscribini? Aš irgi va dabar laikiukas. O gal subscribinu? Nu, dar nepasikeitus į žmonos pavardę, tai Laura Sabaliauskaitė tiesiog. Nu, turi pakeisti. Reikėtų jau jo. Aš Ten, jeigu žiūrėtum nemažai video, dar turiu, va, beveik tuoj 4000. Visą gerą, ačiū. Trumpai. Mūsų kambariukas. Šiaip turėjo būti 2 lovytės. Eilytė neatkeliavo šį kartą į šitą kelionę kartu. Pažiūrėkit, koksai fainas irgi tualetas. Su kokiu gražiu vaizdu. Prasme, wow, Visa. Wow, Visa. Dušiukas. Nu, geriau būti negalėjo, aš taip galvoju. Jo, viskas. Ne, tai, o Jėzu, kiek Heilė verkia. Čia kaip tik man dar labiau patinka, kuo natūraliau, tuo geriau. Mes jau saulėtoj Kroatijoj, karštis, aš jums prisiekiu. Netgi primena, kai praeitais metais Dubajuj buvau, man atrodo, irgi ten buvo Liepos galas, rugpjūčio pradžia. Irgi buvo kosmosas. Ta prasme, išeini į lauką ir tiesiog tokia banga karščio. Smogė tiesiog. Vieno žaidėjo žmona gyvenusi yra, šiaip jinai pati yra iš Kroatijos ir gyveno būtent šitam mieste, Splito 3 metus. Tai jinai žino geriausias vietelės. Tai dabar atėjom užsisakyti pavalgyti. Šiaip pagal viską aš galvojau, kaip čia leisiu tą laisvalaikį. Galvojau, pirmu taikiniu varysiu prie jūros, bet mes esame čia, aš žiauriai noriu valgyti. Ir sakė, reikia paragauti tradicinį jų maistą čevap, vadinasi čevap, ar kaip, sakė būtent jų šito patiekalo tradicinio, geriausia vieta yra čia. Tai pasiėmiau didelę porciją, žinau, kad visos nesuvalgysiu, bet susipakuosiu savo ir išsinešimui prie jūros, nes žinau, kad kažkokių 3-4 valandų po deginimuose, po maudymuose sueis belenkaip gerai. Aš tai tiesiog varau taip. Įkeliu jums šito paplūdimio pavadinimą, kur mes dabar esam. Šiaip žmonių tikrai nemažai. Gultai, 2 gultai ir skėtis 20 eurų. Tai šiaip tikrai nėra labai daug, bet kadangi ir vakaras, nebūsim čia visą dieną, nusprendėme tiesiog palei paplūdimį su rankšluosčiais pačialinti. Jūra nėra, kad būtų kaip arbata. Šiaip net įlindus atsigaivini grinai. Tai labai fainai. Dabar aš net nežinau, iš tikrųjų, man atrodo maždaug gal 5 jau. Tai dienelė va taip pat ir prabėgo. Manau, dar čia pabūsim kokią gerą valandą, gal net 2. Ir jo, po to nežinau, gal eisim iki miesto, šiaip fainai va dabar va su visom susibendravom truputį daugiau. Pačilinsim. Mes dabar esame Splito senamiestyje, nu bet jūs pasižiūrėkit, koks čia yra grožis. Norit pasisveikinti? Sveiki, sveiki, sveiki. Pamojuokite. Sveiki, sveiki, mano vardas Arnas. Čia žodžiu, gerai, iš karto pavyko.
Mes tiesiog grožimės visų vaizdu. Iš tikrųjų prasidėjom 2 valandas toj pačioj vietoj ir net nepakeitėm lokacijos. Bet dabar einame prasieiti. Dabar einame daugiau visko pamatyti. Aš biškai paraudus, nes žinokite, 30 laipsnių 10 valandą vakaro. Bet pasiėmėm po picos gabaliuką. 4 eurai. Vienas gabaliukas, bet nemažas, žinokite. Ir labai skanus. Antras mano valgymas šiandieną. Taubiai. Daug ant maisto neišleidžiam. Rytas, draugai mano. Aš net nežinau, į kurią čia pusę eiti, į pusryčius. Oi. Miegota 7 valandas. Hi. Good morning. Room number 2514. My friend, she will be coming a little later. So it's just one person coming, yeah? Okay, thank you. Vaisiai, pomidorai, sūris, sausi pusryčiai, beikonas, dešrytės, omletukas, atrodo visai nieko. Pusryčiai pavalgyti, nenufilmavau jums, nebūčiau aš, ane? Pasidariau tokį sumuštinį. Žodžiu, iš tikrųjų padariau nuotrauką, nes galvojau, čia labai estetiškai pavarysiu, tai parodysiu. Tipo mano before ir tada tipo after. Bet atrodo tragiškiau nei iš tikrųjų skonis buvo. Skaniai tokį sumuštinuką nemažą suvalgiau, dabar varom ruoštis prie jūros. Nu va, atvarėm dabar į paplūdimį. Šitas paplūdimys vienas iš populiariausių. Vadinasi Plaža Kašjūni. Tai aš jums parodysiu. Ai, nelabai matysis. Plaža Kašjūni. Tai tokie va gultai. 2 gultai su skėčiu. 75 eurai. Visas komplektas. Tai aš labiau esu Beach Club fanė, ten 50 eurų dažniausiai susimokiau už vieną gultą, bet turiu ir muzikytę, ir tokį labiau privatumą. Čia vis tiek gaunasi toks va viešas paplūdimys. Aišku, smagu, vaizdas tikrai labai gražus, bet nebebuvo jau vietų į tokį Beach Clubą, kurį aš norėjau. Ir man dėl to truputį liūdna. Nu, bet yra kaip yra. Mėgausime šiandieną šituo vaizdu. Kol esu viena kambaryje, išsitraukiu jumis paplepėti. Trumpas update'as. Žodžiu, prabuvom paplūdimy, aš galvoju dabar 6 valandas. Kažkur 6 valandas. Ten buvo baras, bet ten yra tik gėrimai. Tai jokio užkandžio, jokio maisto gabaliuko nebuvo. Pasiėmiau iš lėktuvo, nes lėktuvė davė tokius sausainiukus. Tai žodžiu, vis tiesiog turėjau tašiai, tai vienu momentu juos išsitraukiam ir truputį užkandom. Aš galvoju tiesiog, kad man smegenų perkaitimas, kad aš jau vienu momentu tiesiog nualpsiu, atsijungsiu, nebeatlaikysiu šito karščio. Stengiausi saugotis dėl to, kad nuo saulės turiu omeny nudegimo, nes ilgą laiką nesu normaliai mačius saulės, deginusis ir žinau tiesiog, kad būna žiauru, kai nudegi. Tai spėkit, ar nudegiau. Damn, you're right. Taip, dupce nudegiau, jinai yra tokio raudonumo. Ir turbūt jums pirmas klausimas kyla, ar aš iš vis pastebėjau SPF. Ir atsakymas yra ne. Tai smart, tokia tiesiog protinga, kad svarbiausiai veidą pastebėjau pečius, kojas, rankas, bet šią zoną užmiršome. Neklauskite kaip, ir atrodo dar tiek daug ant pilvo nesideginau, bet nudegimas yra. Nemanau, kad be galo stiprus, bet žodžiu, paraudus normaliai. Dabar grįžau namo ne per seniausiai, nuėjau į dušiuką, išsiploviau galvytę. Už
2,5 valandos išvažiuojam jau į stadioną, į varžybas. Ir aš tiesiog ant tiek neturiu jėgų, man taip silpna, kad aš tiesiog į kambarį užsisakiau maistą, burgeris su bulvytėm free ir coleslaw salotom. Nėra jisai pigus, 26 eurai už burgerį į kambarį atostogose. Nu, vieną kartą galima, ar ne? Neužsisakinėjau kiekvieną dieną. Tai toks truputį pasilepinimas, bet tiesiog neturiu jėgų net eiti kažkur tai. Galima, aišku, būtų iki restorano nueiti, bet šito viešbučio, bet lygiai tiek pat kainuoja, ar aš restorane užsisakysiu ar čia. Tai anyways, laukia maistuko, tiesiog čilinu biškį man šaltoką kambarį. Visi tiesiog pašiurpus, nežinau ar matosi. Šiaip turėtų jums žiauriai normaliai matytis pašiurpimas. Dabar žiūriu, nežinau ar kas iš mano sekėjų žino, bet Emily Miller įkėlė savo My Twin Birth Story. Tai klausausi, čilinu, poilsiauju ir parodysiu jums maistuką, kai atvarys. Nu, darom revealą. Oi, čia man atrodo burgerio. Bagaliukas. Atrodo žiauriai skaniai. O kur mano coleslaw salotos? Kur mano salotos? Gal vidai čia įdėtas? Nieko tokio. Valgysiu žiauriai skaniai vis tiek. Story. Meanwhile, we hear Lindsay speak for the first time. Do you understand that? Yes, Your Honor. All right. As astonishing testimony from a family nanny as the jury taking notice. She's a one less. Major sparks in the courtroom on Friday after defense. Viskas. Prie stadiono einam į savo B sektorių. Pasiruošimas įvyko per 10 minučių. Buvo nusnausta, pamiegota, pailsėta. Ir varom su palyda policijos. Viskas, žinokite, čia labai rimtai. Aš turiu savo draugę. Ji labai gražiai atrodo. I'm saying I am with my friend and she looks beautiful. Oh, and we will Hey guys, hope. welcome back to Ras channel. Jūs jau žinot, kokia aš esu vlogerė. Tokia, kad 45 minutę įsijungiu kamerą. Aš jumis užmiršau. Pripažįstu, biškai šokas buvo. Noriu jums parodyti. Ten yra Haiduko fanai. Sunkiai matysis, bet yra mūsų fanai per kampelį, va matot. Nu, nelabai girdisi. Mūsų fanų, kai stadione šitiek žmonių. Ta prasme, čia visur yra, visur žmogeliukai. Pažiūrėkit. Visur. Nu ir va, halftime. Čia mato kambario, rytinis vaizdas. Mes viskas jau eisime į receptioną, čekautą padaryti ir autobusai jau laukia mūsų važiuoti į oro uostą. Vakar varžybos baigėsi 4-0. 4-0. Ką galiu pakomentuoti? Baisu. Nu, buvo ne kažką. Pirmą kėlinį neblogai atsilaikėt, antras viskas važiavo žemyn. Matėte daug iš tikrųjų varžybų Žalgirio. Kiekvieną savaitę buvo rungtynės, aš jau pati pamiršus, kada paskutinį kartą variau į tiek daug rungtynių, bet buvo labai smagus kelias, iškrito iš konferencijos lygos ir grįšime prie A lygos lietuvių varžybų, sekmadienį kaip tik bus. O aš tikiuosi, jums buvo smagu žiūrėti ir grįšime prie paprastų vlogų, daugiau apie mane, mažiau apie futbolą. Čia vartininkas Žalgirio. Turi žiaurį. Žodžiu, išlaipino mumis iš taksi, ką tai? Kodėl? Vidury kelio? Pamatė, kad tipo Žalgirio.
Laisvi, karoči. Vidury, ten vidury, prie stadikų išlaipinau. Sakau, tipo, va, čia, sakau, mūsų, tipo, viešbus už stadioną, žinai. Kant, lygu plauk. Vidury, seniai gatvės išvendė. Eik, tu mačia. Aš žinau uždaryti video vlogą. Normaliai. Jom istorijom, kaip girdėjot, nu čia fanai jau buvau ir sakiusim, kad next level. Viską žinokite, aš noriu uždaryti normaliai šitą vlogą. Mes pasimatysime sekančiam. Tikiuosi, jums smagu buvo žiūrėti. Ir aš pasiilgau iš tikrųjų kurti video. Vėl jaučiuosi, kad po truputį sugrįžtam į save ir man dėl to irgi yra gera. Tai bučkiai ir iki sekančio. Iki.